Sveiki, čia vėl Balti vilkai ir gruodžio mėnesio horoskopas. Ar įsivaizduojat, kad metai praėjo labai greitai? Labai greitai. Man atrodo, kad aš tik vakar rašiausi 100 norų. Buvo pas mane įrašas, kur kiekvienais naujais metais ar po naujų metų atšventus, pailsėjus, užsirašau 100 norų. Ir dabar aš į sąrašą žiūriu ir yra įgyvendinta beveik 80 norų. Taip kad sunku patikėti, kaip greitai praėjo ir kokie nuostabus ir gausus man metai buvo iš tikrųjų su baltais vilkais. Todėl linkiu jums nuostabių švenčių, linkiu pasiekti savo tikslus, minties galia veikia, nes mes renkamės kontroliuoti savo gyvenimą, taip kaip mes norim, taip kaip mes svajojam. Ir neleiskime kitiems spręsti, kaip mes turime elgtis, įvaryti mums baimių, kurių mums nereikia. Užsispirkime siekti savo sporto tikslų, minčių tikslų, pinigų tikslų, meilės tikslų, dirbdami su savim. Nes taip greičiausiai mes galime viską gauti, kai galvojame apie save, kai galvojame gerai apie save, kai įdedame savo naujas mintis. Tad nieko nelaukiant, pradėkime gruodžio mėnesio horoskopą ir pradėsime nuo avino. Avinas. Taigi, gruodį asmeninė transformacija. Avinai jausis tvirčiau ir pasiruošę priimti visus iššūkius. Taip, visiškai transformuosi save ir savo gyvenimą. Tai čia yra wow. Prieš naujus metus čia yra wow. Transformuoti save gruodį yra wow. Sveikinu. O meilėje santykiai įgis naują dimensiją. O tu pasijusi labiau subalansuotų žmogum ir labiau atviru naujiems žmonėm. Pajusi, kad jau laikas kažką keisti santykiuose arba laikas jau įsileisti partnerį ar partnerę. Pinigai galimai gausi netikėtų pajamų, kurie labai pagerins tavo finansinę padėtį. Sveikinu, karjera. Taigi karjera, verslas ar darbas bus nauji projektai. Jeigu kils naujų projektų ir tos idėjos bus labai didelės, atidėkite kitiem metam, tai yra pradžiai, sausiui, bet jų nemeskite. Taip, kad sutiktumėt naujus metus laisvai, lengvai, be įtampos. Taigi nauji projektai, tai bus galimybės, kurie bus tas atspirties taškas tavo augimui ir didesniem pajamom. Sveikata. Atkreip dėmesį į savo fizinę ir psichologinę savijautą. Todėl skirk laiko atsipalaidavimui. Tai yra labai svarbu. O manifestacijos technikos būtent gruodžiui, palikau tik vieną techniką gruodžiui, tai rampage, pokalbiai su savimi. Kalbėk su savim veidrodyje, klausykis mano rampage, papasakok savo naują istoriją, kalbėk su savim taip, lyg viską turi. Parodyk savo, kaip gali būti. O sėkmingos dienos yra visos, bet sėkmingiausios yra 4, 12 ir 22. Jautis. Finansinis stabilumas. Sveikinu, gruodį mums to ir reikia, taip? Kągi gausi? Jautis gali rasti naujų pajamų idėjų šaltinių. Ir greičiausiai tu jas pradėsi gyvendinti jau dabar, o meilėje gali iškilti klausimų. Rimtų klausimų, bet atviras bendravimas padės jums rasti sprendimus. Tad pagalvokite, meilė nėra tik tais vyras ar moteris, tai yra draugai, tai yra šeima ir spręskite. Spręskite, nedėliokite scenarijų savo galvoje ir spręskite, tai susėskite ir rimtai išspręskite. Pinigai. Stiprus dėmesys bus išlaidų valdymui. Nenuostabu iš tikrųjų, nes kalėdos toks metas, kai tų išlaidų ne visada mes ir galime suvaldyti, nes jų tiesiog reikia, ar ne? Ar tai dovanų, ar dar kažko. Taigi, bet būtent jums jaučiai reikia labai stebėti tai, kad jaustumėte stabiliai ir po švenčių. Taigi karjera, darbas, verslas, tai gali pasirodyti naujų galimybių, kurios pagerins tavo padėtį. O sveikata, tai pradėk valgyti vis sveikiau ir vis daugiau pradėk judėti, jeigu dar to nedarai. Tai padės išlaikyti energiją. Taigi manifestacijos technika šio mėnesio yra afirmacijos. Tai kartok savo teigiamas afirmacijas, teigiamus žodžius, kad pritrauktum to, ko nori. O sėkmingos dienos yra visos, o dar sėkmingesnės yra 1, 9 ir 27. Dvyniai. Bendravimo įgūdžių tobulinimas.
Taigi, labai įdomu iš tikrųjų, dvyniai turės galimybę pagerinti savo bendravimo įgūdžius. Tai reiškia, kad kalbėkite drąsiau, nebijokite savo nuomonės, nes tai atvers duris naujoms galimybėms. Kalbėkite drąsiau, nebijokit savo nuomonės, pasakyti galbūt savo idėjas, pasiūlymus. Tai labai padės jums šį mėnesį. Meilė, tai bus stipresni ryšiai su partneriu ir jie bus stipresni per atvirumą ir nuoširdumą. Ir padės išvengti nesusipratimų. Tad nelaikykite visko savo, kalbėkitės. Taip pat meilė nėra tik partneris, tai yra ir šeima, yra ir draugai. Kalbėkite. Kalbėkite, neužsidarykime savo galvoje. Pinigai. Taigi, naujos finansinės galimybės, kurias padės rasti socialiniai ryšiai. Tai būtent bendravimas su žmonėmis. Karjera. Tavo idėjos bus labai vertinamos, todėl pasidomėk, todėl pasinaudok. Pasinaudok galimybėmis dalyvauti projektuose, kuriuose yra komanda, žmonių būrys. Taip kad pastebėk, kur tave kviečia ir sudalyvauk. Sveikata. Taigi, tau reikia poilsio ir meditacijos, kad išlaikytum savo psichologinę, emocinę pusiausvyrą. O technika, kuri tau tinka šį mėnesį, tai subliminalai, nakties meditacijos. Tad klausykis to, kad pagerintum savo psichologinę būseną ir trauktum viską gausiai. O sėkmingos dienos yra visos, o dar sėkmingesnės yra 6, 15 ir 24. Vėžys. Emocinis stabilumas, tai yra tobula. Žinai kodėl? Kai mes esame emociškai stabilus, mes gauname labai daug, greitai ir beveik viską. Taigi nuostabi pradžia prieš kitus metus. Taigi šį mėnesį patirsi emocinį augimą ir stabilumą, kuris padės geriau valdyti viską, gauti viską. Taip kad atsipalaiduok ir emociškai mėgaukis, džiaukis, mėgaukis, eik visur, veik viską, ko tik nori širdis. Taigi meilėje tai atvirumas ir nuoširdumas padės sutvirtinti santykius. Ir meilė nėra tik tais partneris, tai yra šeima, tai yra draugai, su tais, kuriuos myli. Pinigai. Gali tekti spręsti kažkokius ilgalaikius užsilikusius finansinius klausimus. Tačiau skiriant jam dėmesio, tai skirk tam pusdienį, skirk valandą ir susitvarkyk visus šituos klausimus prieš naujus metus. Karjera. Darbe gali pasitaikyti galimybių užimti atsakingas pozicijas. Sveikinu. O jeigu tai tavo verslas, tai vėlgi galbūt kažkoksai sandoris ar pakilimas. Nuostabu, sveikinu, pas tave labai labai geras šis mėnesis. O sveikata, tai būtinai rask laiko savo, pasinerti į veiklas, kurios tau patinka. O šio mėnesio technika yra subliminalai. Klausyk šių teiginių, kad pagerintum viską, ko nori. O sėkmingos dienos yra visos, o sėkmingiausias 3, 11 ir 20. Liūtas. Išlaisvink savo kūrybiškumą. Liūtai tai turit, tad dabar metas išlaisvinti. Taigi šį mėnesį liūtai, kai išlaisvint savo kūrybiškumą, pradės daryti šias idėjas, gal net paprastas, tarkim, dekupažas, dailė, tapyba ar kažkas kitas. Tai pritrauks labai didelės naujas galimybės, tiek finansinės, tiek žmonių galimybės susitikti su reikiamais, tinkamais žmonėmis. Taigi meilė, santykiuose bus daug aistros, naujų potyrių, tad nebijok pasinerti į nuotykius su partneriu arba su draugais, su šeima. Pinigai tai būtent kūrybiškumas tau leis atverti naujas galimybės pelningiams projektams, pelningoms idėjoms, kurios duos tau vaisių. Karjera. Taigi jeigu tai yra darbas ar verslas, tai pasinaudok tomis idėjomis. Pasinaudok savo idėjomis, kad sukurtum kažką unikalaus ar savo darbe, ar versle, ar kažkur kitur, nes tai būtent tavo kelias į pelną. Sveikata. Jos reikia mankšta, o kūrybinė veikla tau bus kaip meditacija, kuri padės tau išlaikyti gerą savijautą ir energiją. Taigi, o šiaip technika, tai šiuo momentu būtent tau tiesiog tai reikia skirti laiko tylai ir pasikalbėti su savim.
Pasikalbėti, savirefleksiją pasidaryti, kas man patinka, kokios aš turiu idėjas, ką norėčiau pasakyti. Taigi atlik tiesiog tokią paprastą manifestacijos techniką. O sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės yra 5, 13 ir 26. Mergelė. Dėmesys detalėms. Nieko nuostabaus ir nieko naujo nepasakiau. Taip, nes mergelės tikrai yra labai dėmesingos detalėms. Bet tai bus šį mėnesį labai nauda. Taigi jūs galit būtent šį mėnesį ir pasiekti reikšmingų rezultatų, skiriant dėmesį smulkmenoms. Nes žinot, ką turit jūs mergelės? Tai jūs pamato tai, ko kiti nepamato. Ir jūs iš tų praleistų detalių galite tiek uždirbti, tiek gauti pasiūlymų, tiek sutikti žmonės. Jūs esat pastabius ir tai yra labai gerai, tai yra labai vertinga savybė, nes per tai jūs galite gauti labai daug savo gyvenime. Taigi meilė, stiprink santykius per smulkius gestus. Tai padės sukurti artumą, mažą dovanėlę ar dar kažkas. Tai smulkus gestai tiek šeimai, partneriui, šiaip gyvenime, savo, pinigai. O finansų planavimo jau reikėtų šį mėnesį. Ir tai duos gerų rezultatų, nes mes žinom, mergelės daro viską pagal planą, pagal savo planą. Ir gali būti, kad gausite netikėtų pajamų. Karjera, darbas, verslas, būk atidi savo darbui, tu tai moki, aš žinau. Bet žinok ir tai, kad tavo pastangos bus labai pastebėtos ir įvertintos. Sveikata. Jos reikia ir reikia fizinio aktyvumo, tad daug dirbi, daug pastebi detalių, išeik kartais į lauką. Jeigu nesportuoji, pasivaikščiok, duok savo atokvėpį. O subalansuota mityba padės tau išlaikyti energiją. Taigi technika, šio mėnesio technika tau yra afirmacijos. Kartok afirmacijas, kad pritrauktum dar daugiau norimų dalykų. O sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės yra 2, 10 ir 28. Svarstyklės, harmonija ir pusiausvyra. Jeigu mes išlaikysime pusiausvyrą, tai yra, tarkime, dirbame, bet skiriame ir laiko savo, arba skiriame daug laiko savo, bet skiriame laiko ir šeimai, tai padės geriau bendrauti su kitais. Ir šį mėnesį labai reikia, kad laikytume iš šitos pusiausvyros. Nenertum galvą, kad vien tik darbas 2 savaitės ir 1 diena šeimai, draugam ar mėgstamai veiklai. Tad atrask pusiausvyrą, kad būtum ir ten, ir ten. Meilėje ieškok harmonijos. Būk atviras kompromisams. Tai sustiprins ryšius visur, tiek su šeima, tiek su partneriais, tiek ieškant kitų partnerių. Taigi, ieškok kompromisų. Ne tik savo nuomonę sakyk, bet ieškok kompromisų. Koks geriausias sprendimas būtų abiem pusėms? Pinigai. Taigi, wow, gali pasirodyti labai geros finansinės galimybės, kurios labai stipriai pagerins tavo padėtį. O karjeroje, darbe, versle, tai bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas atneš sėkmę ir labai stipriai padės įgyvendinti projektus. Sveikata, tai jos reikia, rask laiko atsipalaiduoti, kad galėtum išlaikyti pusiausvyrą. Todėl tavo geriausia technika yra meditacija, kuri padės suvaldyti mintis, emocijas ir atrasti ramybę, ypatingai gruodžio mėnesį. O sėkmingos dienos yra visos, bet sėkmingiausios yra 8, 17 ir 25. Skorpionas. Transformacija ir atsinaujinimas. Taigi skorpionai galite patirti labai gilią asmeninę transformaciją ir atsinaujinti. Tai kaip drugelis iš vikšro galite išlysti. Ir šį mėnesį meilėje labai augs pasitikėjimas. Labai augs pasitikėjimas kažkokiu žmogum, ar tai partneriu, ar tai žmogum, kurį myli. Ir tas pasitikėjimas gali atverti būtent energiją naujo partnerio, naujo žmogaus atėjimui į tavo gyvenimą. Pinigai. Gali pasirodyti tikrai nemažai galimybių uždirbti pinigus, bet noriu spėti, kad būtent šį mėnesį būk atsargus su rizikingais sprendimais, tad palauk kito mėnesio. Karjera, darbas, verslas, pokyčiai. Būtent pokyčiai šį mėnesį tau gali atverti naujas duris tavo profesijoje, tavo karjeroje. Tad stebėk. Sveikata. Taigi sveikatos reikia. Skirk laiko emocijoms ir psichologiniai savo būsenai ir savirefleksijai.
Tai yra, kaip aš šiandien jaučiausi, ką aš šiandien padariau, ko šiandien nenorėjau padaryti. Todėl tavo manifestacijos technika yra nakties meditacijos, subliminalai, hipnozės. Tad klausykis jų, kad pagerintum savo psichologinę būseną ir pagreitintum troškimus. Tad sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės yra 7, 16 ir 29. Šaulys, nuotykiai, taigi jūs galite tikėtis naujų nuotykių, kurie labai praturtins jūsų gyvenimą. Meilė. Meilėje gali atsirasti naujų irgi nuotykių, taigi būk atviras pasiūlymams, patirtims, jeigu kažkas kažkur kviečia ar antrą pusę ar draugai, eik. Jeigu neturi partnerio, galbūt tenai ir sutiksi, jeigu turi, sukursite gilesnį ryšį. Pinigai. Gali pasirodyti irgi labai daug naujų galimybių investicijoms. Tačiau irgi, kaip ir prieš tai buvusiam ženklui, būk labai atsargus su rizikingais sprendimais. Jeigu tau atrodo, kad yra labai stipriai rizikinga, kad, tarkime, investuo 10 000, tau žada atgauti 50 000, bet tu nesi tikras, kad tiek atgausi, neinvestuok. Tai šį mėnesį reikia būti labai atsargiems su investicijoms, kurios yra labai rizikingos. Karjera, darbas ir verslas. Nauji projektai ir idėjos galimybės atneš tau entuziazmą ir motivaciją, dėl to tau bus labai lengva siekti to, ko nori. Sveikata, jos reikia, tad rask laiko savo veikloms, rask laiko lauko veikloms. Tai padės atsikratyti streso ir pagerins nuotaiką. Taigi manifestacijos technika šiam mėnesiui – vizualizacija. Įsivaizduok, kad pasieki savo tikslus per nuotykius. Tai yra linksmai, lengvai. O sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės yra 10, 18 ir 27. Ožiaragis – asmeninis augimas. Taigi ožiaragiai patirs asmeninį augimą, ko ir reikia, kai mes kažko siekiame. Tai asmeninės tos ambicijos, kad mes gautumėm tai, ko norime, turime augti ir patys. Taigi meilėje, stiprės santykiai su artimaisiais, partneriais. Dalinkitės savo jausmais, dalinkite savo emocijomis atvirai. Ir jeigu neturite partnerio, tai dalinkitės, būnant tarp žmonių, tarp draugų, kad aš jaučiuosi negerai. Man taip nepatinka, kaip jūs kalbat, nes aš jaučiuosi negerai. Tai gali pastebėti kitas žmogus ir jūs patys jausitės kitaip ir jumis gerbs kiti, tad meilėje bus pakilimas. Pinigai. Pinigų valdymas taps efektyvus ir gali pasirodyti netikėtų galimybių. Vau. Taigi suvaldysi pinigų šį mėnesį ir gruodį tai padaryti tikrai reikia tam tikrų įgūdžių ir tu jos turi. Karjera. Šį mėnesį turėsi galimybių parodyti savo lyderystę. O ką tai atneš? Tai atneš tai, ko mes norime. Ar geresnės pareigas, daugiau pelno, arba tai, ko mes norime. Taigi nebijok būti pirmas, nebijok būti lyderiu, parodyk viską, ką moki. Sveikata. To reikia, žinau, nesinori, bet rask laiko meditacijai ir poilsiui, arba tiesiog poilsiui, kad atstatytum savo energiją ir galėtum toliau siekti savo tikslų. O geriausia mėnesio technika tai yra afirmacijos. Naudok jas, kad sustiprintum pasitikėjimą savimi ir būtum lyderis visose gyvenimo srityse. Taigi sėkmingos dienos yra visos, o dar sėkmingesnės yra 5, 14 ir 22. Vandenis. Vau. Socialiniai dalykai. Taigi jūs šį mėnesį turėsite galimybę prisidėti prie miesto ar bendruomenės ar miestelio pokyčių ir kažkokių naujų idėjų įgyvendinimo. Taip kad pagalvok, labai gerai, eik, daryk tai, labai gerai tai daryti. Tai yra atsakymas taip, jeigu dvejoji, yra atsakymas taip. Taigi meilėje, tai būtent šitas įsitraukimas į tokias veiklas, padedant miestui, bendruomeniai, mokyklai galbūt, padės atrasti naujų pažinčių ir galbūt netgi atrasti meilę. Pinigai. Tai finansai gali tapti sunkiau valdomi, bet truputį pasiskaičiuok juos, pasidaryk kažkokį planą, kad kitais metais nebūtų šoko. Karjera, darbas, verslas. Taigi, kadangi tu įsitrauki į įvairius projektus, tai atneš tau labai teigiamą rezultatą. Galbūt rasi darbą, galbūt rasi idėją, galbūt rasi partnerį. Tai gali atnešti labai daug tavo ateičiai.
Piniginė prasme ir karjeros prasme. Sveikata. Žinau, nes nori, bet to reikia. Taigi investuok laiką į poilsį ir atsipalaidavimą, kad atstatytum savo energiją. O šio mėnesio manifestacijos technika yra meditacija. Būtent, kad pailsėtum, atstatytum savo energiją ir galėtum toliau traukti, ko nori, manifestuoti, pasimti tai, ko nori. Taigi sėkmingos dienos yra visos, o sėkmingiausios yra 2, 11 ir 28. Žuvis, intuicija ir kūrybiškumas. Žuvis gali pilnai pasikliauti savo intuiciją, nes jos turi tai nuo gimimo ir išlaisvinti savo idėjas. Taigi meilėje leisk savo sekti intuiciją. Paklausyk, ką sako tavo širdis, tavo vidus. Tai padės suprasti savo ryšius su kitais ir kurti naujus ryšius. Pinigai. Taigi būtent tavo idėjos ir kūrybiškumas tau gali atnešti netikėtą pelną. Karjera, verslas, darbas. Pasinaudok savo idėjomis, kad sukurtum unikalius projektus. Pasinaudok, nes būtent tavo kažkokia idėja tau atneš rezultatą, kurio nori. Sveikata. Praktikuok meditaciją ir išeik pasivaikščioti prie vandens telkinių, bent trumpam, nes tai tave renovuoja, tu tampi naujų žmogum. Taigi tau to reikia šį mėnesį. O manifestacijos technika, tai tau tiesiog reikia atsipalaiduoti. Tai būtent išeik kažkur pasivaikščioti, daryk tai, kas tau patinka. Tau nereikalinga yra kažkuri technika, tau reikalinga būti su savim, renovuoti save, atgauti savo energiją, tai skaityti knygą, vaikščioti kažkur. Taigi sėkmingos dienos yra visos, o dar sėkmingesnės yra 4, 13 ir 29. Taigi ačiū labai visiems, štai jūsų horoskopas gruodžio mėnesiui ir linkiu nuostabių naujų metų. Klausykit savęs, savo vidaus, horoskopai tik padeda nueiti tinkamą linkme, bet visus kitus sprendimus priimame patys, tad priimkime juos geriausius. Linkiu visiems pasiekti svajones ir atšvęsti nuostabiai naujus metus su šypsena ir taip, kaip norisi mum. Su meile, balti vilkai.